Planas gyvenimas. Ieškom savo laisvės formulių. Labas. Patekai į naują plano gyvenimo avantiūrą. Truputį kitokio formato podcastą, kur klausytojai gali pabandyti nesilyginant su pašnekovu statusu, rolę, amžiumi, tiesiog klausytis jų gyvenimo, plano gyvenimo ir ieškoti savęs ar panašumų į save. Padėti žmonėms nesiparinti. Toks buvo planas gyvenimas tikslas nuo pirmųjų dienų. O nesiparinti ilgainiui suprantam, kad pagaliau galim, kai atrandam bent vieną iš laisvių – laiko, lokacijos, finansinę ar bet kokią kitą. Ieškau ir kalbinu pašnekovus, kurie savo gyvenime jau yra atradę bent vieną iš šių laisvių. Visiems jos turi vis kitokią reikšmę, tad šiame pokalbių cikle sąvokų nagrinėsime daug ir įvairių. Pasistengsiu, kad kiekvienas podcastų svečias turėtų 2 epizodus, o kitoks šis formatas, nes klausytojai nežinos, kokį žmogų kalbinu per pirmąjį epizodą. Inkognito? Anonimai? Galima sakyti ir taip, nebent atpažinsit savo pažįstamą balsą ar istorijos dalį. Ir visa tai tam, kad galėtumėte tikrai įsiklausyti į žmogaus istoriją, patirtis, niekaip nesirišant su tuo, kas jis jau yra šiandien, kur nuėjęs ir ko pasiekęs. Visada rezultatas atrodo paprastas, kai matai jį prieš savo akis. Tiesa? Bet įdomiausia yra, kokie buvo tie patys geriausi ar patys skaudžiausi patyrimai. Mėgstu netradicinius klausimus, tad pasistengsiu iš visos širdies, kad ir šiuose epizoduose klausimų bei jų formų būtų kuo daugiau ir kuo įvairesnių. Kad klausytojui būtų įdomu klausyti, man klausti, o pašnekovui sugalvoti tą akimirkai patį tinkamiausią atsakymą. Nepaisant to, kokiame gyvenimo tarpsnyje dabar esi, kviečiu klausytis mūsų visų bendrakeleivių laisvės formulių. O jeigu turi rekomenduoti žmogų, kuris jau yra pasiekęs bent vieną laisvę, laiko, lokacijos, finansinę, minčių, o gal kokią kitą, ir žinai, kad tokiu formatu norėtų pasidalinti su kitais žmonėmis savo formulę, kokiu būdu gyvenime nebesiparinti, parašyk man žinutę. O planas gyvenimas toliau kalba apie asmeninį produktyvumą ir projektų valdymą komandose. Užsuk į svečius ir linkiu gero klausimo.